O to. šiaip atsirado kas nors ir netradicinės medicinos, kur sako, tai va čia tau tikrai galbūt galėjo įtakoti ar dar kažkas. Taip, ėjau tikrai pas įvairaus tipažo, įvairaus lauko gydytojus, nuo biorezonansinių aparatų, nu, čia ieškojau įvairiai, kaip atstatyti sveikatą, nes kai prarandi sveikatą, tai nei dviračiai, nei mocai nebeįdomu. Tada tai ant visokių papildų, vaistų, nežinau, kiek virš 10 000 eurų esu išleidęs santaupas, nes man tai buvo gyvybės ar mirties klausimas iš esmės, nes mačiau, kaip kūnas, atsisakinėja, iš esmės su širdim tik prastėjo, su galva, su energija, tai nei šeima, nei verslu negalėjau pasirūpinti normaliai. Tai ačiū Dievui, buvo gera komanda, žmona irgi suveikė, sudirbom drauge. Tai ir tada pradėjau tiesiog labiau ir internete žiūrėti, beje, kas įdomiai, visą informaciją apie gydymą, apie pirmą žalą, tiek Facebook'e, tiek YouTube'e viskas buvo baninama. Jeigu tik pasisakai, kad kažkas blogai